kultūrinis palikimas yra nemažiau vertingas. Ypač tuo išsiskiria Švėkšnos ir Žemaičių Naumiesčio miesteliai. Švėkšnos miestelio panorama neįsivaizduojama be 75 metrų aukščio dvibokščio neogotikinio stiliaus Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčios. Ji baigta statyti 1905 metais. Tai aukščiausias architektūros paminklas rajone. Originalus arkinis tiltas jungia bažnyčią su keliu į grafų Pliaterių dvarą ir parką. 18 amžiuje įkurtame parke įspūdinga liepų alėja veda į išlikusią Genovaitės vilą. Retų veislių medžių ir augalų paūksmėje mėgsta ilsėtis ne tik Švėkšnos gyventojai. Įdomia ir turtinga grafų Pliaterių giminės istorija domisi miestelio svečiai, gražiose Švėkšnos apylinkėse poilsiaujantys Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų žmonės. Netoli Švėkšnos vaizdingoje vietoje Pliaterių statytame vandens malūne įrengtas viešbutis ir puikus restoranas. Jame nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens ilsisi šalies bei užsienio turistai.